Sveiki, užsukę į mano kanalą Kryžiukų menas. Ir dabar jau šiandien yra kovo 2. Buvo pirmas sukimas, tai man buvo sukus ruletę būtent šitą paveikslą, Mėlynas sapnas. Ir šiandien pavyko padaryti tų kryžiukų, biški nedaug, palengva, turbūt tokia visa savaitė ir bus lengvesnė, tokia nedaug tų kryžiukų darysiu, nieko. Bent pradžiai, kol įsivažiuosiu biški. Na ką, o dabar biški papasakosiu daugiau apie šį paveikslą. Man tos esu kažkuriam video apie jį papasakos, bet prisiminkim patį jo dydį. Tai aukštis 31, tai realiai šį siuvinėjau tai aukštis 31. Ilgis būtent 42,3 cm. Blendų turim 22, o spalvų viso turim 27 spalvos. Tai viso kryžiukų šitam paveikslė yra 66 000. Tai realiai pagal dydį visą kitas nėra labai didelis. Ir šiaip pagal sudėtingumo schemą irgi nėra sunki schema, kaip sakant. Yra tikrai ir sudėtingesnių, kaip sakant, sunkesnių schemų astų. Tai va, tai dabar nieko nelauks, turbūt iš karto jums ir parodysim visą tą grožį, kiek man pavyko padaryti. Štai, tuoj parodysim. Va. Kamerytė atvilko. Tai dabar tuoj kampe matysit nuotrauką, būtent kiek buvo prieš tai realiai matom, kad nieko daug stipriai nedariau, būtent taip siuvinėjau, tik nuotrauka pati yra daug tamsesnė negu siuvinėjimas, ant siuvinėjimo čia būtent kaip atrodo, negu kaip siuvinėjai, bet realiai ir gražiai man vis tiek atrodo, man svarbiausia kokybė, tai kokybė tikrai atitinka, nes matom ir šaka yra va. Čia irgi tokia. Bet kaip sakiau, kaip minėjau, čia labiau juodas tas medis toks, o čia netoks labai, čia jau toks tamsesnės spalva link juodos, bet ne juoda, kaip sakyčiau, kaip žiūrint, jeigu žiūrint į akimis realiai. Tai va, tai dabar, ką man pavyko padaryti, tai tokį mažą gabaliuką, tai kiek turit matyti jau kampe, tikrai tą nuotrauką matot, kad kampe toks mažiukas, būtent šita dalis padaryta, čia tai palyginus, nieko daug ir nepadariau, kaip sakant. Visas procesas toks lengvas buvo, klaidų nebuvo, dėliau palengvuotos kryžiukus daugiau karpiau, netgi pasakyčiau, iš tikrųjų, bet visai buvo smagu ir pasikrapštyti. Na, o dabar daugiau pasakyti, tai kaip ten pavyko tų kryžiukų man padaryti, tuoj atsiversim žurnaliuką. Taigi 108 kryžiukai, laikas tai realiai saugai rodo, tai 1 valandą 12 minučių siuvinėjau tas 108 kryžiukus, kaip sakant, taip ir tas toks karpimas buvo, tai realiai dėl to taip ir gavosi, šitaip. Tai va, tai dabar su procentais, ką galiu pasakyti, tai pažiūrėkime, ką man rodo saugai. Taigi 7,25, tai manau kelis ten 0,2, ten 1% gali ir pakilo, turbūt tada kiek buvo 7,24 kokia, tai realiai vienas gal koks 0,1%, tai realiai pakilo gal toks, tai būtų realiai 7, tai kaip 7,25, tai va. Per daug supainius tais skaičiais aš trupučiuką, bet nieko. Tai va, o viso dabar, kiek yra dabar padaryta šiuo metu kryžiukų, padaryta dabar yra viso 4787 kryžiukai, tai realiai dar liko padaryti 61
1213 kryžiukų padaryta liko. Tai vat, žymiuosi dar ploteliais. Tai realiai plotelį tam, kurį dabar pasižymėjus, esu 304. Įsiuvinėta dabar yra 171, o liko 133, kiek suprantu. Tai vat būtent va šitaip. Va toks mažas plotelis. Pasirinkau siuvinėti šitaip. Visiškai nuėmiau spalvas. Šiaip visai smagiai siuvinėsi šitaip, įdomu. Iš tikrųjų ir įdomiau kažkiek biški. Nes tik tai matai visas spalvas, viskas kaip įvaizdžiai atrodo tik ant medžiagos. Tai biški irgi tokia intriga maža, kaip gyvai viskas atrodo, tas visos spalvos. Tai kol kas šitaip pasiuvinėsi būtent nespalvotai, kaip sakant. Tai va, tai tokios takelios su šituo mėlynu sapnu. Per daug nieko neįsiplėsiu. Imsim tiesiog suksim ruletę. Nieko per daug nėra ir kalbėti vieną dieną, kaip sakant. Tai patrauksim šitą grožį ir žiūrėkime, ką mes toliau suvinėsim. Kokį paveikslą. Taigi mano grožybės. Ir žiūrėkim, ką mes suvinėsim dabar. Kokią mano ruletę. Tuoj pažiūrėsim ruletę. Ir suksim. Reklamą neturėtų mesti. Štai. Labai įdomu, ką man jinai įsuks dabar. Ai, viskas gerai. Su lampa čia žaidžiu, apšvietimą gaudau geresnį. Taigi, na, čia man spindi dabar gerai. Na tai va, nieko nelauksiu ir suksiu. Žiūrėkim, ką man įsuks. Tekstalinis napas atspindžiai. Rinkis tu, ir ką šitai siuvinėsiu. Tai turbūt norėsis kažką iš naujų paveikslų bandyti reikia pasiuvinėti, manau. Tai dabar iš šitų dviejų tai imsiu mergaitę, sakyčiau gal. Nes mėlynas sapnas tokios irgi tamsesnės spalvos, susivinėjau taip tokį iš tamsesnių tokių biškį spalvų tokių, tai manau paimsiu mergaitę, tai šia šviesesnės spalvos, naujas pradėtukas, vienai dienai bus įdomu, kiek man pavyks padaryti kryžiukų, norėtųsi ir daugiau padaryti jų negu šiandien, tai bus matyti, tai vat, iki rytojaus, žiūrėsim, kas toliau bus. Lygių gausių kryžiukų jums, be to prenumeruokit mano kanalą ir iki greito. Na, turim jau kovo 3 dieną ir šiandien siuvinėjau būtent šitą mergaitę su sniego rutuliu. Man ruletė vakar suko būtent rinktis tu, tai turėjau rinktis būtent jau aš, ką norėjau siuvinėti. Tai jau norėjau kažką pradėti naujo, tai rinkau tarp juodo katino ir būtent šitos mergaitės. Mergaitės rinkau vien dėl to, dėl spalvų, ryškios spalvos, gražios, labai mažai tamsių spalvų, tokių man labai smagu buvo šiandien įsiuvinėti. Na, dabar apie šitą paveikslą šiek tiek informacijos jums suteiksiu. Tai dabar aukštis yra jo būtent... Aukštis visas. Jo yra būtent 47,9. Ilgis čiunk, tai 35,2. Blendų šitos mergaitės yra 78, spalvų 49. Tai su blendais tai tikrai yra daug blendų, jau kaip tą siuvinėjau dalį,
jautėsi, kad bent daug pakliuvo. O viso šitam paveiksle kryžiukų yra 85 000. Tai irgi sakyčiau neblogai. Dar koks 20 000 jau realiai jau būtų 100 000. Tai pagal paveikslą tikrai jisai irgi yra iš tų astų didesnių, sakyčiau. Ant ribos gal dar sakyčiau iš didesnių. Nes jau man didesni būtų, jeigu aukštis ir ilgis būtų siektų vos ne 50, o čia ilgis tik 35. Tai ilgi greičiau eisis paveikslas, o į patį aukštį tai jau biškį ilgiau užtruksim. Tai bendrai man realiai taip link didžiųjų eina, bet nepasakyčiau, kad labai didelis. Nes turiu didesnių, tai jeigu palyginu su jais, tai jisai, kaip sakant, taip netoli ant tų didžiųjų, kaip sakant. Tai va, per viduriuką sakyčiau. Taigi, tai tokia mini informacija jums, siuvinėjant ant 18 kanto, ant pačios smulkiausių. Ir toks dabar irgi pastebėjimas, kaip siuvinėjau ne astos schemas, ne ant 18 kanto, ne ant tos smulkiausios, siuvinėjau būtent ant didesnio. Tai per tuos nykštukus, kai baigiau siuvinėti, o tą pradėtuką, tą karštą kakavą, kaip siuvinėjau, tai realiai atprato mano akis prie smulkios medžiagos. Tai reikėjo prasti biškį, kaip sakant, bet nieko, po truputį įsivažiuosim. Tai va, per daug neįsitempus, tai dabar ką man pavyko šiandien padaryti, tai būtent dariau šitą dalį, šitą mažą dalelytę, kaip sakant, jau pasiekiau rankovę striukės, tai jau kitam kartui jau eisiu link čia jau tą rankovę. Tai bus labai įdomu siuvinėti jį. Aišku, dabar nežinia, kiek jisai man klys, bet tikrai labai smagu buvo šiandien biškį jį pasiuvinėti. Tai nieko nelaukus, jums iš karto įrodysiu tą visą grožį. Tuoj patraukim biškį. Aišku, tas grožis dar nieko taip nesimato, bet viskas labai man patinka. Štai, kai matot, grožis ir galim pažiūrėti. Tai va, būtent tikrai kokybė labai gera. Tai tinka viskas man, nes aš, kaip minėjau, siuvinėjau biškį ant sagos kitaip. Aš nuėmus visas spalvas, taip su baltais visais tais simboliais, tai spalvų, tokius spalvotos schemos nedariau. Darau būtent nespalvotai siuvinėti. Tai tik spalvas matau būtent tai, ką siuvinėjau. Tai lyginu su nuotrauka. Tai tikrai labai gerai po biškį viskas gaunasi. Bus įdomu pamatyti, kaip toliau eisis. Na, o dabar greitai pasakykime jums mažą tą statistiką. Taigi, padariau kryžiukų, žinokit, tikrai neblogai palyginus su mėlynu sapnu, nes mėlynas sapnas 108 kryžiukai, o vat su mergaitė, tai mergaitė, aš manau, reikia vardą duoti man, bus lengviau, smagiau kažkaip negu mergaitė vadinti. Tai dabar, tai tada tai visai susipainėjau biškį, su tais vardais pradėjau galvoti apie vardą kokį ir man užsimiršau. Taigi, kryžiukai, tai padariau šiandien 231 kryžiuką. Tikrai 100 virš daugiau padariau, tai tikrai labai džiaugiuosi. Davė tokį lengvą postūmį daryti toliau daugiau kryžiukų. Tikrai labai smagu sugrįžti prie astos schemų. Nuo tų tokių siuvinėjimų kitų autorinių schemų, tokių mažų su tais biesais, tai po tų visų siuvinėjimų tokių prie astos schemos grįžti, tai man yra, nežinau, tiesiog
atgaiva akim, gal taip pasakyti, bet tokia atgaiva, atprato akis nuo tų smulkių, tai taip ir gausi. Tai va, bet vis tiek labai smagu sugrįžti visiškai kitaip ir labai pasiilgau tų didžiųjų paveikslų. Tai dabar taip, kryžiukų pasakiau, šiandien yra padaryta 221 kryžiuką, laikas 2 valandas 16 minučių siuvinėjau, procentai yra padaryta 0,27. Tai va šiandien tokia lengva statistika. Kovo 3 dieną, tai žiūrėsim, ką dabar siuvinėsim kovo 4 dienai. Tai gal nieko ir nelaukus, neįsitempus per daug stipriai. Viską turbūt kaip ir sakiau, gal nebent pats procesas siuvinėjimo labai daug karpimų biškių buvo, pasakyčiau, tokiam mažam plotelį. Tai blendų, daug blendų, 78 blendai, tai tikrai man daug su blendų, man 7-8 jau daug, jeigu virš 50 blendų yra, man jau daug. Tai tikrai yra ką veikti su blendais. Tokiam mažam plotelį tikrai buvo blendų daug. Tai va, tokias takelis. Žiūrėsim, ką siuvinėsiu rytoj. Kol kas žinau, kad neatsibosta man taip siuvinėti kiekvieną dieną vis skirtingą paveikslą. Aišku, bus matyti, kaip man eisis toliau, nes tikrai vis skirtingų nemėtis turėti man. Bus tokių ir, kaip sakant, ir vienodų sukti klausimas, kuris dažniau klys. Bus labai įdomu. Žinot, čia tušinukai man krenta. Taip, jau vieną pradėtuką turim, liko dar šitą pradėti. Juodą katiną, ponas. Man gražus šitas labai paveikslas tikrai. Mes vaikystėje, prisimenu, turėjom tą tokį katiną juodą. Jis labai mėgo su mano tėvuku skaityti laikraščius. Tai tokia nostalgija. Tikrai labai smagu bus siuvinėti šitą paveikslą. Tik niūriokos spalvos, bet nieko baisaus, kaip sakant. Visas grožis, kai bus smagiausia dalis tą kepurę siuvinėti, tas akis, tą visą taibą. Katiną patį įdomiausia dalis. Oi, įmečiau vis tiek gėlių merginą, kuri nedalyvauja žaidime. Gerai, dabar reikia imti man planšetkę ir žiūrėti, ką man įsuks, ką šitą įsiuvinėsiu. Labai įdomu. Ir užsisago, man įsago, man reikia taip planšetkę. Ne, planšetkę į tą ruletę. Vis šneku, ne. Taigi, štai. Tai kad vėl atsispindi man čia tos liustrai tie visi, čia lempus. Patrauksime taip. Ir man taip, oi, biškį pajudėjau, pakutum. Va, tai manau gerai visai, biškį šoną patraukant, spindžių nėra, savo zuigučių nieks nieko negaudo. Ir sukam nieko nemaukus iš tą ruletę, žiūrim, ką aš siuvinėsiu rytoj. Kovo 4 dieną. Matau jau, kad drugelis skraidys, labai smagu sugrįžti bus prie jos čia iš didžiųjų tų paveikslų. Bet kiek žinau, kiek prisimenu, ta schema tikrai labai lengva yra. Tai ką pajudinsim, turėčiau gal rytoj daug daugiau. Jau po biškį norisi vis drąsiau mesti savo tikslą dienos kryžiuką, kiek padaryti daugiausia. Tai bus matyti, kiek aš padarysiu. Tai būtent šitas. Gėlių mergina, tai dabar nieko neįsiplėsiu, neįsitempsiu. Lygių gausių kryžiukų jums ir neužilgo vėl susitiksim. Štai jau trečiadienis, tai šiandien siuvinėjau drugelių skrydis. Šiandien tikrai biškį pasidėjau prie kryžiukų. Tikrai su jais draugavau šiandien ir labai smagiai iš tikrųjų. Ir ką man pavyko padaryti, tai pavyko būtent
pasiuvinėti patį drugelį. Čia, va, taip per aplinkui tos sparnelius, kaip sakant, taip jau pildžiau. Tai nieko nelaukus jums to ir parodysiu būtent tą dalį. Visą kitą. Štai mano gražuolė. Biškį. Įtelpam į kamerą, labai viskas gražiai. Štai mano gražuolė. Drugelių skrydis. Aišku, dar labai jos daug nėra padaryta. Ir ką šiandien dariau, tai kaip ir kampe matysit, žinoma, nuotrauką turėtumėt matyti. Kiek buvo prieš tai, kiek dabar yra. Tai matot, va šitą sparnelį daugiau, va, įsiuvinėjau, šičia čiučiu daugiau, va, biškį į viršų paėjau. Ir kiek šiandien tų kryžiukų padariau, viso to procento nieko nelaukus to ir pasakysiu. Žiūrėkim, ką man čia rodo. Taigi, šiandienos kryžiukai yra 357 kryžiukai. Procentais tai 0,2 procentai, viso turiu šiandien 9 procentus, tai dar net nėra 10 procentų šito paveikslo. Tai labai smagu, kad padariau iki 9 procentų, tai šiandien 0,2 procentai. Tai va, to laikas viso, tai 2 valandas 15 minučių siuvinėjau 357 kryžiukus. Realiai šitas paveikslas nėra sudėtingas, schema nėra sudėtinga, lengvai viskas einasi, smagiai, nuostabiai tikrai pasiuvinėjau, atsipalaidavau, kaip sakant, nebuvo tokio nei karpimo nieko. Dabar lengvai atsiminus, galima atsiminti būtent jo statistiką, tą informaciją, gal priminsiu jums greitai. Jo aukštis yra viso 66,7, plotis 53,6 cm, tikrai didelis paveikslas, vieni plotį didelis tikrai matosi. Spalvų turim 61, blendų 104, netgi tai blendų tikrai daug. Siuvinėjant ant 18 kaunto, ant smulkiausios paties. O viso šitam viso šito paveikslo kiek kryžiukų yra, tai viso 179 740 kryžiukų. Tai tikrai daug ir tikrai ir ką veikti, kaip sakant, nes ir lengva schema, bet yra ką veikti. Toliau, ką aš toliau noriu pasakyti jums toliau, tai būtent kiek jau įsiuvinėta šita yra dalis kokia, būtent įsiuvinėta šičia, kiek yra tų kryžiukų, tai yra 16 180 kryžiukų čia jau yra padaryta. Na, o liko dar 163 560 kryžiukų. Tai tikrai dar yra ką veikti. Labai noriu greičiau pasiekti šitą dalį. Visą tą grožį, veiduką, plaukus, ranką tą visą. Nu, tikrai labai laukiu, kada daugiau jį pajudinsiu, nes dabar tikrai dar atrodo mažokai padaryta, kaip pagal tą paveikslo dydį. Nu, bet su laiku viskas po biškį ir bus padaryta. Tai va, tai šiandien tikrai smagiai pasiuvinėjau, pasibuvau su šito paveikslu. Na, dabar ką suksim ir žiūrėsim, ką siuvinėsiu aš rytoj. Tai nieko nelaukus traukiu šitą grožį. Prisiminkite, taip, mano planšetė ir mano visi grožiai. Astos paveikslai. Taip, žiūrėkim, kur čia yra mano
ta ruletė. Tikrai smagiai siuvinėjasi, smagu tikrai pajudinti paveikslus tokius skirtingus biški. Ir pajudinti, prisidėti bent kažkiek. Tai žiūrėsim, ką aš rytoj siuvinės, jau greitai tą savaitę prabėgs ir bus va taip va. Tai va, taip, dabar vėl viskas, visas lustros lempos, viskas šviečiasi, dabar viskas gerai, tai biški čia taip patraukiu. Nu ir nieko nelaukiu, suku, tiesiog žiūrėkim, ką mums suks ruletė. Nu. O. Vėl sėsim prie mėlyno sapno. Štai gražuolis mano mėlynas sapnas. Tai judinsim mėlyną sapną. Rytoj įdomu, kiek aš jį pajudinsiu, nežinau. Tai ką, jums lygių gausių kryžiukų, palinkėsiu savo to paties ir iki greito. Na ką, matom prieš akis mėlynas sapnas, kurį man ruletė jau suko šią savaitę antrą kartą. Tai šiandien yra kovo 5 ta. Realiai kaip sekėsi man šiandien su tais kryžiukais, tai labai trumpai. Padariau šį kartą kažkiek daugiau negu pirmą kartą, tai to ir parodysiu visą vaizdą, kaip atrodo. Kampe matysit nuotrauką, o turėtumėte ir matyti. Tai, kaip matot, visas šitas plotelis, biški čia, ir taip palengvai siuvinėjau šitą visą tą tokį dalelytę, kaip sakant. Tai nieko per daug ir nesiskiria, žiūrint į nuotrauką, kur kampe yra. Na, pati statistika, tai šiandienos kryžiukai yra 173 kryžiukai, per valandą laiko 24 minutės įsiuvinėta. Na, procentai tai 0,26. Na, o viso kiek turim procentų, tai pasakysiu. Kur ta mano saga? Laikim, pasižiūrėkim dabar, ką turiu. Taigi, 7,51 procentas yra mėlyno sapno. Tai va, tokia jums šiandien informacija apie šitą mėlyną sapną, būtent ką pavyko padaryti. Na ir netempus gumos, imkim ruletę, sukam ir žiūrėkim, ką šito įsiuvinėsim. Trauksim šitą grožį. Štai. Traukiam. Ir žiūrėkim, ką aš siuvinėsiu rytoj. Tai mano paveikslai. Tai kur ta mano ruletė. Tai mes čia viską greitai padarysim. Na, kur čia dabar taip stringa. Nu va. Tai ką, nieko nelaukus patrauksiu lempą. Nieko nelaukus ir suku tą ruletę. Žiūrėkim, ką aš šito įsiuvinėsiu. Tas labai įdomu. Nu, va, kaip gerai. Tulpės. Artėja kovo 8 dieną, kaip tik moters dieną tulpės pasiuvinėsiu. Aišku, ne tą pačią dieną moters dar dieną reikia palaukti, bet kovos mėnuo, tai kaip moters šventė, tai bus labai smagu jį pasiuvinėti. Kur ta mano tulpės juostos. Štai šitas grožis. Ir ką, greitų metų neužilgo vėl susitiksim ir papasakosiu trumpam, kaip man irgi sekėsi. Tad lygių gausių kryžiukų jums.
Taigi, šiandien yra penktadienis, kovo 6 ir matom prieš akis tulpes. Nu, žinokit, šiandien tokia diena, kad visiškai nesisekė siuvinėti realiai ir klaidų. Ir kas svarbiausia, sagoje netyčia kažkaip pasispaudė 100% man. Tai realiai gerai, kad dar turėjau telefonę sagoje irgi būtent progresą, kiek buvo prieš tai, aišku, dar teko biškį pagal, ką šiandien pasivinėjau, teko dar biškį patušuoti. Tai, kaip sakant, pavyko atitaisyti tą savo žalą, kaip sakant, nes labai įsigandau, galvojau, kad teks jau, nežinau, ko imtis, ką daryti, šiaip būdavo, kad progresas saugodavo man sagą, o dabar net nepriema saga visiškai to mano Dropbox, neina įsaugot nei progresus, nieko. Tai labai liūdna ir gaila, visai bandžiau ir nežinau, kodėl taip yra. Tai va, tai žodžiu dabar, ką man pavyko padaryti, tai žodžiu tikrai labai mažai padariau tų kryžiukų, nieko nelaukus, tiesiog jums ir parodysiu, ką būtent pavyko biškį pamatysit, tiesiog, kaip matot kamerai. Aišku, žinoma, aš jau šitą medžiagą vyniuosiu dar daugiau, suvyniuosiu gal iki čia, labai siauresnė padarys, nes labai plati man jinai, labai. Tai taip, tai dabar matysite kampe nuotraukytę, kas maždaug buvo. Tai buvo realiai čia daug siūlų, tai aš biškį kaip tai čia padėliojau, tai čia, tai paskui va čia čiučiut vos kelis pamėčiau kryžiukus, nu tai tikrai nedaug padariau tų kryžiukų, šiandien tokia diena, kad tai dieve. Taigi, tai šiandien tiesiog 50 kryžiukų padariau ir 41 minutę net suvinėjau ir procentas tik tai 0,09, o viso procentų yra, toj minutėlę pasakysiu, 20,34. Tai mažokai, galvojau, šiandien pavyks daugiau padaryti, buvau nusiteikus biškį daugiau padaryti, čia tulpės, visa kita, labai smagiai suvinėjasi, iš tikrųjų labai lengva schema, iš tikrųjų irgi ką galiu pasakyti, tikrai labai laukiu, kada tuos žiedus pradėsiu siuvinėti, bet šiandien tokia diena, kad žinokit, tai neturiu ką pasakyti, sakiau, tai nieko nelauksite, imsiu ruletę, suksim, žiūrėsiu, ką šitoj pasiuvinėsiu. Tikiuosi, rytoj bus geresnė diena siuvinėjimui. Gal netgi reikės biškį, vieną dieną gal kokią nesiuvinėti. Bus matyti, žiūrėsiu, bet dabar vis dar po biškį vis norisi padėlioti kryžiuką. Tai dabar taip, žiūrėkim, ką man rodėti. Įsuks kokį šiandien man rytoj siuvinėti paveikslą. Tuoj. Labai nusikrausiu. Sunkiai kraunasi. Nu ką. Va, jau paspaudžiu, tai gal šį kad bus taip jau. Nepavyko man biškį. Kas siuvinėsiu? O, juoda katina. Naujas pradėtukas bus, nu va, kai smagu, nudžiugino. Mane biškį labai bus įdomu pasiuvinėti jį. Tad ką, lygių gausių kryžiukų, sutiksim vėl neužilgo. Šiandien jau šeštadienis, kovo 7 ir šiandien siuvinėjau juodą katiną, buvo naujas pradėtukas ir dabar šiek tiek informacijos apie jį biškį papasakosiu. Trupučiuką. Taigi, juodas katinas, astro schema žinoma,
aukštis būtent šitaip eina, aukštis yra 400,9 cm, na, plotis tai tik 31 cm, tikrai nedidelis, blendų turim 9, spalvos 17. Na, viso šitam paveikslė kryžiukų yra 68 420 kryžiukų. Tai realiai tikrai nedaug, kaip sakant, nedidelis paveikslas. Jeigu kalbant apie pačią schemą, tai schema realiai daugiausia bus va čia va darbo biški, o visą kitą, žinokit, kiek jau tikrai viskas visai lengvai einasi. Įdomi visai siuvinėjusi šiandien. Na, o kiek aš padariau, kokį plotelį ir kiek tų kryžiukų, tuo aš jums neužilgo pasakysiu. Tik dabar noriu jums parodyti būtent tą dalį siuvinėtą. Štai mano dalis. Ir kaip aš siuvinėju visiškai kitaip, visiškai man naujiena, aš taip niekad nesu siuvinėjus, nežinau ar bandžius ar nebandžius, turbūt net nebandžius, tai siuvinėjau nuo viršaus. Tai realiai aš esu dabar tik tai tokį mažą kampuką padarius, tai vizualiai tikrai niekas nesimatys, siuvinėjau būtent, matot, piramidėm, kitą dalį iš šono taip, visai smagiai. Siuvinėjusi, labai patiko šitaip siuvinėti, turbūt šitą visą katiną šitaip ir siuvinėsiu. Visai, žinokit, tikrai patiko taip siuvinėti piramidėm tokiom kitaip, tik tiek, kada nieko nesimato. Tai va, o dabar gumos netempus taip per daug, tai kiek tų kryžiukų yra. Taip, šiandien padariau kryžiukų 195 kryžiukus, šitoks plotelis jau 195 kryžiukai buvo, karpimo klaidų nebuvo. Tik norėdavo labai siūlas susipainiot. Teko jau vieną biškį jau netgi trumpinti, kirpti, nes susipainėjau, nepavyko atpainioti tą siūlą. Tai teko viską kitaip biškį daryti, bet tokių, kad stiprių klaidų ar ko tikrai dabar dar nėra. Viskas visai puikiai ėjosi pats procesas, tai kad biškį karpimų buvo. Tai va, dabar toliau laikas. 2 valandas, minėjau 19 minučių. Na, o procentai tai 0,28 procentai yra. Tai va, šiandien mano tokia statistika apie juodą katiną. Ir dabar ką, netempsiu gumos, ane? Imkim sakiam ruletę ir žiūrėkim, ką siuvinėsiu rytoj, sekmadienis, tai bus įdomu, ką aš rytoj pasiuvinėsiu, nežinau, ar labai daug kryžiukų darysiu, gal mes nedarysiu labai daug, nežinau, kas ryškis iš tikrųjų, tai bus labai įdomu. Taigi mano astros schemos, ta planšetė. Imkim ir žiūrėkim dabar, ką man čia jinai suks. Įdomu, ką. Ar pasikartos koks paveikslas, ar nepasikartos. Gerai, tai. Žiūrėkim, ruletės sukimas šitas dabar jau. Va. Pavyko padaryti, tik žinoma patrauksiu iš šonų, kad nebūtų tų apšvietimų, liustrų ir saulės zuikučių. Na ką, sukam, ane, ruletė. Šiaip norėčiau karštos kakavos, nežinau kodėl, bet labai senai siunėjau, man patiko ryškios spalvos gražios. Bus įdomu, ką siunėsiu. O, mergaitė, tikrai, žinokit, džiaugiuosi, nes pradėtukas ir bus gera proga padaryti daugiau kryžiukų. Tik neaišku, kiek tas daugiau, nežinau, kokia bus rytoj diena, tikėkime, galimybės leis ir padaryti daugiau šitos gražuolės mergaitės. Tai va, ką, lygių gausių kryžiukų jums.
Šiandien jau sekmadienis. Ir praėjo pirmą savaitę, kaip sakant. Ir šiandien dar kovo 8, taigi moters diena. Tai visas nuoširdžiai moteris sveikinu su mūsų diena, moters diena. Tai dabar pereikim prie siuvinėjimo. Tai kai matom mergaitę prieš akis, man buvo vėl ruletė sukus į ją antrą kartą. Ir dabar ką imsiu ir parodysiu, ką pavyko padaryti. Man, galima ant nuotraukos biškį parodyti irgi, kad biškį daugiau viršų jau, tą šakelę dasiuvinėjau trupučiuką, gal kažkiek jau galima žiūrėti, tai minutėlę jums greit ir parodysiu. Štai šitą grožį. Nu. Ir dabar kampe matysit nuotrauką. Ir dabar, kaip matot, ką pavyko padaryti. Nu, tai kaip ir minėjau, šakelę biškį, dėjau daugiau biškį viršų. Siuvinė irgi, bet matot, kitaip visiškai irgi. Panašiai kaip katina, tik nežinodavau, aš katinas ar iš apačios biškį, nepamenu. Tai jo, iš apačios liktais, kiek matosi, kiek žiūriu. Tai jo, šitas eina iš viršaus pusės, daugiau piramidėm. Tai labai įdomu, taip siuvinėti, smagiai iš tikrųjų man. Tai žiūrėsiu, kaip toliau su tokiu būtent parkavimo seisės man siuvinėti. Taigi, tai kiek tų kryžiukų yra dabar padaryta šiandien. Galiu pasakyti, kad tikrai mažiau padariau negu praeitą. Tai 132 kryžiukai, valandą laiko, 39 minutės siuvinėjau ir 0,15 minučių siuvinėti. Taigi, tai dabar statistikoje žiūrėjus visos savaitės, tos 7 dienos, kaip sakant, pirmą savaitę tą mano, realiai galim išvelgti, kad mažiausiai siuvinėjau ketvirtadienį, 50 kryžiukų padariau. Tai nieko per daug tokios neįsiplėsiu per statistiką iš tikrųjų, kaip praeis mėnesis, tada gal bendrą tokią statistiką daugiau ir pasišnekėsiu. Pasišnekėsiu, kaip sakant, o dabar, tai manau, nenoriu per daug įsitempti. Na, viso kiek yra dabar šitoje gėlių mergaitė, norėjau sakyti, mergaitė, kiek yra šitų viso procentų, tai pasakysiu. Kiek čia yra, tas mano. Taigi, žiūrėkime, ką man čia savo rodo. 0,42 procentai jau yra gėlių. Vėl gėlių sakau, nublemba. Užstringu vis su ta gėlių mergina. Su ta dabar mergaitė, tai 0,42. Taigi. Taip. Realiai per šią savaitę irgi suko 2 kartus mergaitę ir mėlynas sapnas suko 2 kartus. Tai dar kalbant apie šitą būtent paveikslą siuvinėjimą, pas procesas buvo ir karpimo, būtent šitoj vietoj, čia biški, šitoj jau vientiso daugiau, kaip sakant, siuvinėjau. Ir buvo sumaišiusi blendus vienu, tai laiku pasistebėjau, kaip sakant, šitoj vietoj, tai teko biški ir truputį paradyti kelis ten kryžiukus porą ir persiuvinėti, kaip sakant, biški. Bet čia nieko tokio, svarbiausia, kad nebuvo koks visas šitas plotas, tarkim. Tai tada Jėzau būtų. Gerai, neįsitempus per daug. Taigi, tai šią savaitę man suko būtent šitas paveikslas, juodas katinas, mergaitė, tulpės ir mėlynas sapnas ir
Drugelio skrydis. Šitie vat, būtent 2 pirmauja, lygios, kaip sakant, šitoj savaitėj. Tai va, tai tiek, per daug nesiplėsim. Ir žiūrėsim, ką siuvinėsiu rytoj. Neįsuko va šitie būtent. Žiema labai gražus paveikslas. Rožių puokštė labai gražus patinka. Irgi visi čia labai man patinka. Bet karšta kakava, elniai ir raganaitė. Jis man tokia purė, kaip patinka, aš negaliu. Labai žaisminga tokia. Nu ką, o mes toliau imkime ir suksim, žiūrėsim. Ką man suks ruletė? Ką man jinai įsuks? Net nežinau. Biškį patrauksim, bet dabar viskas puikiai, viskas matosi, nieko nelaukiu ir suku. Ir ką aš rytoj siuvinėsiu. Labai įdomu. O, kaip gerai, kaip smagu, žiūrėkit. Raganaitė, na ką jūs pasakysit? Tikrai labai gerai, smagu. Nežinau, siuvinėsiu aišku foną piramidėm ir biškį čia, tai gal pavyks ir daugiau padaryti tų kryžiukų, bet jeigu vien fonas siuvinėti irgi biškį čia neįdomu, nu bet bus matyti, žiūrėsiu. Tai va, lygių gausių kryžiukų jums ir ką, susitiksim greitų metų vėl.